Tai visų pirma, manau, padarėm daug vaikiškų klaidų. Be abejo, žaidėm prieš pakankamai aukšto lygio komandą, bet esant rezultatui 3-2 galėjo pakrypti visai kitaip, bet vaikiškos klaidos, manau, atitrūko ir komanda, manau, palūžo antram kėliny ypač. O vidutiniškai per varžybas mušat 6 įvarčių, šiandien 2 mažiau. Kodėl manot taip atsitiko? Mes irgi daug kalbam ir galvom, patys matėt, kiek turėjom progų antram kėlinį. Per vieną ataką 300% progos sugebam 2 virpstus padaryti. Pakankamai vartininkas gerai žaidė, nors aš manau, galėtų žaidėjai šiek tiek smūgį daryti kitur. Bet manau, jų vartininkas gerai sužaidė, ir mums pritrūksta sėkmė kelintos rungtynės. Praeitą sezoną pradėjote neblogai, buvo ir 4 pergalių serija, tačiau vėliau įkritote į duobę 4 pralaimėjimų seriją, vėliau jums tai sutrukdė kovoti dėl medalių. Šiais metais panašus scenarijus, kaip bandysite ištaisyti, išlysti iš šios duobės? Na taip, bet visą laiką, kaip sakom, po pergalės ateina kažkada nesėkmė, tai be abejo, mums galbūt lūžis buvo, kada praradom taškus, taip galima pasakyti, prieš žaidžiant su VGTU. Turėjom puikią progą, išlindom, bet turėjom progą tiksliau išlysti. Vedėm 4-3, bet vėlgi neatsilaikėm, 5 pralaimėjom. Manau, kad tas varžybas toks rezultatas lėmė mūsų nusiteikimas, šiek tiek tiem užmėgę ant laurų ir galvoja, kad tai komanda, kuri neturėtų iš mūsų atimti taškų. Bet kaip ir kiekvieną kartą iš kiekvienų rungtynių stengiamės pasimokinti iš savo klaidų ir tęsti kovą toliau. Kitas jūsų varžovas šiuo metu paskutinėje vietoje esantis FK Aktas. Ką galite pasakyti apie šį varžovą? Mes į kiekvieną varžovą žiūrim pagarbiai. Aktas, galiu pastebėti ir praeitą sezoną, pati pradžia buvo jiem nekokia. Pirmas ratas daug pralaimėjimų, tačiau antram rate jie puikiai atsigavo. Aš manau, praeitas sezonas jiems šiek tiek sutrukdė atėjimas iš žemesnio diviziono, kurie praktiškai nelabai turėjo pasipriešinimo. Antram rate atsigavo, aš nenurašau lygiai taip pačiai Akto, teko žiūrėti beveik visas jų varžybas, jie pusę rungtynių pralaimėjo vos 1 tašku. Tai manau, jie dar parodys savo. Iš tikrųjų, pirmas dalykas tai yra treniruočių ciklas. Tai yra visos kalėdos, visi nauji metai, kas buvo tarp tų švenčių, treniruotės vyko. Vakar grįžom iš Lenkijos iš turnyro, visi, kažkokiam tai tonus yra. Ir matosi ir šiandien, kad greitesni, antram kėliny jau įsižaidė normaliai. Aišku, ten salė irgi savo davė, kad nelabai tas klimatas čia, vadinkim, tai geras buvo. Praeitą sezoną abu kartus turėjote neigiamą rezultatą. Vieną kartą pralaimėjote, kitas buvo techninis pralaimėjimas. Ar noras atsirevanšuoti šiandien jums padėjo kaip nors komandai? Iš tikrųjų, tai to noras visą laiką, kiekvienose rungtynėse yra pasiekti pergalę. Jo, principinis varžovas, vadinkim taip, kad jie VDA nuo senų laikų, kai sakant, mes turėjom tokius sparingus rimtus, ten įvartyje, taip kad manau, kad čia noras daugiau buvo šiandien nugalėti tikrai, bet kad kažkokias tai revanšas, tai nemanau, kad tai. Kitas varžovas šiuo metu antroje vietoje esanti Vilniaus Kolegija. Ką galite pasakyti apie šią komandą? Rimtas varžovas, irgi gerai pažįstamas, gerai sukomplektuota, jau seniai kartu ta komanda. Susižaidimas, geri žaidėjai, tai bus įdomus rungtynės, aš manau, kad principingas lygiavertis varžovas.